Verdenės gimnazijoje įvyko iškilmingas lauko kino klasės atidarymas. Birželio 20 dieną Verdenės gimnazijoje įvyko iškilmingas lauko kino klasės atidarymas, į kurį buvo pakviesta nemažai svečių. Tarp jų buvo ir specialiųjų poreikių turinčių vaikų bei jų tėvų. Dalis šių vaikų mokslo metus baigė tarp šeimos ir vaiko gerovės centro sienų, kur jiems pamokas vedė Verdenės gimnazijos mokytojai, o nuo rugsėjo 1 dienos jie mokysis jau pačioje gimnazijoje. Kai kurie šių vaikų vėl susitiks su savo mokytoja Jelena Kurganskaja, kuri jiems vedė pamoką šeimos ir vaiko gerovės centre. Jelena papasakojo ir apie pačią kino klasę, ir apie tai, kas daroma dėl specialiųjų poreikių turinčių vaikų Verdenės gimnazijoje ir kaip jie bus ugdomi. Šis projektas vykdomas Tūkstantmečio mokyklos rėmuose, kuriame dalyvauja Verdenės gimnazija. Nes vienas iš 2024 metų prioritetų – įtraukusis ugdymas. Būtent pagal šį projektą ir buvo pastatyta ši vasaros klasė. Čia vyks filmų peržiūros, vėliau jų aptarimas ir diskusijos. Čia taip pat bus rodomi spektakliai, vyks knygų skaitymas, po kurių diskusijos. Čia bus galima organizuoti netradicinės pamokas tiek mūsų gimnazijos mokiniams, tiek ir svečiams iš kitų mokyklų. Ką reiškia netradicinės pamokos? Netradicinė yra ne tada, kai sėdi klasėje prie stalo ir žiūri į lentą, o mokytojas tau kažką sako, o kai tu tiesiogiai ateini ir dalyvauji veikloje. Pats kažką darai, pats kažką rodai, kažkokia labai įdomi tema. Tai vadinama netradicinėmis pamokomis. Po iškilmingo atidarymo vaikai nuėjo į pievą ir džiaugsmingai leido į dangų vaivorykštinius muilo burbulus. Tuo metu jų tėvai ir mokytojai kino klasėje žiūrėjo animacinius filmukus apie specialiųjų poreikių turinčius vaikus. Seansas vyko dalyvaujant šių filmukų režisieriui, o po jų peržiūros vyko diskusija ir tėveliai galėjo užduoti jiems aktualius klausimus. Pasak specpedagogės Jelenos Kurganskojos, tėvams labai svarbu stebėti vaiko raidą ir jeigu kažkas kelia nerimą, laiku kreiptis į specialistus. Nuo to priklauso pagalba vaikui ir jo tolesnė raida. Tėvai, kurie atsako priimti vaiko diagnozę, kenkia jam, nes jis laiku nesulaukia kvalifikuoto specialisto pagalbos. Kokios pagalbos toks vaikas gali gauti jūsų gimnazijoje? Mūsų gimnazijoje dirbo logopedai, specpedagogai, taip pat mokytojai dirbantys su specialiųjų poreikių vaikais. Bus įrengtos patalpos skirtos darbui su vaikais, kuriems diagnozuotas autizmas, nes bus sensoriniai ir poilsio kambariai. Specialiųjų poreikių vaikai mokysis bendrose klasėse. Ar jie dalyvaus visose pamokose kartu su likusiais vaikais? Ar kai kurie dalykai bus mokomi atskirai? Сначала они будут учиться в отдельных классах. Iš pradžių jie mokysis atskirose klasėse, tačiau laikui bėgant jie bus integruoti į bendrasias klases ir lankys dalykus, kurie bus tinkami pagal jų raidą. Pavyzdžiui, jie galės lankyti kūno kultūros pamokas bendroje klasėje, dailės pamokas bendroje klasėje, dalyvauti klasės visuomeninėme gyvenime. Manau, kad kai kurie iš jų sugebės. Prie viso to galima pridurti, kad naujaisiais mokslo metais, rugsėjo 1 dieną, Verdenės gimnazija gali priimti įvairiausias negalias turinčius vaikus, nes yra liftas, įrengti pandusai, atskiros patalpos skirtos specialiųjų poreikių turintiems moksleiviams, tarp jų ir tiems, kurie naudojasi vežimėliais. Visaginas atšventė Jonines. Birželio 23-ąją Visaginas šventė trumpiausią ir stebuklingiausią metų naktį. Joninės ryški ir įsimintina šventė, kilusi iš pagonybės laikų ir pritraukianti daugybę žiūrovų nepaisant bet kokio oro. Šiais metais Visagino kultūros centro darbuotojai renginiui suteikė teatralizuotą formą, prikeldami galingus pagonių dievus spalvingų apdarų pagalba. 8 skirtingų charakterių personažus pristatė žinomi visaginiečiai ir tai buvo įdomi patirtis kiekvienam. Aikštelėje prie koncertų salės Banga susirinkę žiūrovai susidomėję stebėjo mini spektaklį, kurio metu kiekviena dievybė pasakojo savo istoriją ir nurodė savo veiklos sritį bei atsakomybę. Šventės organizatoriai teritoriją prie Visagino ežero suskirstė į 8 teminės kūrybinės erdves. Pagonių deivė Saulė buvo amatų ir vaizduojamojo meno šeimininkė.
Čia buvo galima išmėginti savo jėgas, piešiant dažais ar kreidelėmis, gaminant diržus, pinant figūrėlės iš žolės ir dar daug ką. Įdomumo dėliai paminėsime, kad į mūsų miestą atvyko ne tik pavieniai meistrai iš Zarasų, bet net ir profesinės mokyklos kolektyvas. Pagoniškoji deivė Žemyna buvo atsakinga už aikštelę, kurioje vyko tradicinė vainikų pinimo meistriškumo klasė. Moterims ir merginoms patiko mokytis šio įgūdžio paslapčių ir jos tapo tarsi fėjomis ir burtininkėmis, kažkada šią paslaptingą naktį užpildžiusiomis miško tankmę. Skambiausia aikštelė buvo Deivės Trasos karalystė, kurioje visą vakarą koncertavo Visagino kultūros centro vokaliniai ir šokių kolektyvai, Gervė ir Gervelė, Kapela Linksmuolė, folkloro ansamblis Krusnė. Vieno seserė, lek bėtė, lajan savo vietų, ieškok sesuolas po visos vietų. Lek bėtė, lajan savo vietų, ieškok sesuolas po visos vietų. Scenoje taip pat pasirodė jaunimo grupės, džiazo grupė Provincija, roko grupės Laufers ir Balaganas. Muzikinio šio vakaro programą užbaigė grupė Folk Trio iš Vilniaus. Pagonių deivė Laima šventės dalyvius kvietė į savo būrimo saloną, kuriame magiškų ritualų pagalba visiems buvo pranašaujama ateitis. Perkūnas tą vakarą buvo sporto renginių kuratorius. Padedant totorių bendruomeniai, ežero pakrantėje buvo surengta daug smagių ir įdomių varžybų, kuriuose su malonumu dalyvavo ir suaugusieji, ir vaikai. Pagonių dievas Rugutis buvo atsakingas už maistą ir gėrimus, o Milda už įsimylėjėlių erdvę. Įspūdingiausia joninių šventės vieta tapo miesto paplūdimys, kuriame vadovaujant ugnies stichijos šeimininkiai deivei Gabijai, į vandenį buvo paleisti vainikai su degančiomis žvakėmis. Pasižiūrėti ugnies šou ir tradicinę laužą susirinko daug žiūrovų. Į dangų skriejo kibirkštis, o miestiečiai, žiūrėdami į ugnį, mintimis grįžo į laikus, kai ši stichija žmonių gyvenime reiškia tiek daug.